Čia laida Noriu dirbti. Turbūt pagal mano skrybėlę supratote, koksgi bus sekantis mitas. Ar iš tikrųjų statybose toks labai sunkus, purvinas ir juodas darbas? Ar naujausios technologijos iš principo keičia šią specialybę? Kadaise statybos reiškia rankas, pilnas dulkių ir akmenį, keliamą žmogaus jėga. Vėliau atsirado kranai, betonas, pirmieji mechanizmai. Darbas tapo greitesnis, bet vis dar sunkus. Šiandien statybvietė keičiasi. Skaitmeniniai brėžiniai, moderni technika, išmanios medžiagos. Ten, kur anksčiau reikėjo jėgos, dabar reikia žinių. Todėl verta paneigti dar vieną mitą, kad šiame sektoriuje dirbantys žmonės nuolat atlieka tik sunkų juodą darbą. Vis dažniau tai technologijų, sprendimų ir nuolatinio tobulėjimo sritis. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Sveiki, aš esu Almantas Šabanauskas, Eika Construction vadovas. Aš kartais vartoju tokią frazę, statyba yra kūryba. Tai ir statybos sektorius lyginai yra technologiškai dar nedaug pažengęs ir labai yra daug vietų, kur tobulėti. Dėl to, jeigu kalbant apie tai, ar inžinieriaus specialybė bus paklausi reikalinga, tai tikrai 100% taip ir manyčiau, kad ateityje bus dar labiau paklausi ir būtent šiai specialybei dirbtinio intelekto ten grėsmė mažiausiai grėsia. Nes statyba visi įsivaizduoja, kaip sakau, fizinį veiksmą, bet jeigu norim, kad statyba vyktų, sakykime, teisingai. Galbūt lengviau net, ne? Taip, būtent, jeigu mes gerai susiplanuojame, o planavimas, tas, kas yra labai dažnai pamiršta visi tą planavimo, projektavimo stadiją, jeigu mes gerai atliekame šitą stadiją, tada galime pasiruošti. Nemažai statybos keliasi šiuo metu į gamyklas. Gamyklose yra daromi prefabai. Ir visokie namukai daromi. Taip, ir tai padeda, sakykime, tiek užtikrinti kokybę, nes tai vykdoma po stogo, nes Lietuvoje vis dėlto žiemos turime ir žiemos metu negalime vykdyti darbų. Tai, sakykime, sąlyginai turbūt tikslas ateityje ir bus, kad kuo mažiau statybos vyktų pačioje statyboje ir kuo mažiau valandų būtų skiriama pačioje statyboje. O man žinot, kaip atrodo? Taip. Labai gerai, aš jums pateiksiu tą klausimą. O man atrodo, kad kiek tų variantų alternatyvų besiūlytų naujausios technologijos, tai žinot, tas plytų namas, kurį stato mūsų tas įsivaizduojamas statybininkas, vis tiek yra pats patvariausias reikalas. Žinokit, atvirai pasakysiu, plytų mūrininkas yra nykstanti specialybė ir turbūt ateityje išnyks apskritai. Tai staigiai perkvalifikuojama. Nes tai yra fiziškai labai sunkus darbas ir iš tikrųjų, kaip sakoma, gal ir gerai, kad statybos sektorius transformuojasi, kad nebūtų tų fiziškai labai sunkių darbų. Tai kas padarys? Tai bus prefabai, bus kažkokie dideli gaminiai, kurie galės, dideli elementai, kuriuos tu sumontavęs pilnai. Ir dabar puikiai galima įvykdyti statybą ir labai greitai. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mūsų mes vienam objekte, Rūdininkų objektai, kurį turbūt ir vyksite, 200 apartamentų namą galima nuo pamatų iki raktų įgyvendinti per 12 mėnesių. Keliaukime į Rūdininkus, ten, kur miško tyloje dygsta naujas miestelis. Pristatome dar 2 šio mito herojus, kurie dirba būtent šiame objekte. Esu Donatas Petkus ir esu šio projekto statinio statybos vadovas. Aš esu Agnė Bučinskaitė, statybos projektų vadovė. Tai statom Rūdininkų karinį miestelį, pirmą etapą. Virš 100 milijonų vertės projektas. Visą pirmą etapą esam suskirstę į 3 korpusus. Kas čia bus? Aš matau, kad yra aplinkui pristatyta namų gyvenamųjų, ar ne, kur jie gyvens? Tai čia turim, dabar kur mes vaikštam, tai jie vaikštam po 3 korpusą, tai iš principo yra visas technikos parkas. Tai technikos parke turim stoginę, garažus, remonto dirbtuves, plovyklos pastatus, degalinę, ryšių salę turim. Žodžiu, netrūksta pastatų, iš viso turim čia gal 18 pastatų, statinių. Tai toliau turim administracinę zoną, tai ryšių kopa, brigados štabas, administracinės patalpos, sandėlys, amunicijos sandėliai. Ir turim pirmą korpusą, bet ten iš principo bus bendrabučiai, tai ten gyvens vokiečiai. Ten viešbučiai, kokie bendrabučiai? Aš mačiau, kaip atrodo ten gerai. Aš įsivaizduoju, kad čia yra labai daug darbo. Kiek naujausios technologijos padeda tose darbuose visose?
Oi, naujausios technologijos mums labai padeda, nes mes turim ir daluxus, ir modeliavimus, ir skanavimus sokiausius. Tai matavimus vietoje su telefonais vaikštom, brėžinius žiūrim, jokių spausdinimų pas mus jau nebėra. Mes turim viską instaliuotą telefone, planšetiniuose kompiuteriuose. Tai brėžinius vartom vietoje telefoną, nes telefoną visi turim. Tai vietoje pasižiūrim, pasimatuojam, projektą pasitikrinam ir tas procesas pats vyksta greičiau, nereikia parbėgti mums atgal į vagonėlį, atsispausdinti, pasiimti kartu. Mes viską vietoje žiūrim telefone. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Gintarė Užkalnienė, EIKA Construction projektavimo skyriaus vadovė. Norėjau pasakyti paprastam žiūrovui, bet čia turbūt man pačiai nėra aišku, kas yra BIM sistema. Tai anksčiau visi brėžiniai projektų būdavo 2D aplinkoj, tiesiog papiriniai brėžiniai, papirinių brėžinių rinkinys, o dabar visa ta informacija atsiduria 3D modelyje. Tai yra visos projekto dalis braižo jau 3D ir sudeda į tą 3D modelį visą informaciją ir tas modelis tampa pastato informaciniu modeliu, iš kurio įmami jau ir brėžiniai, ir kiekiai, ir vaizdas, ir galima spręsti ten ir matyti susikirtimus, netitikimus, trūkumus projekto. O gali būti taip, kad aš ar teisingai suprantu, kad jūs galite labai daug žmonių, architektų susijungti ir būti toje sistemoje ir matyti realiu laiku viską? 100% ir ne tik architektų. Taip. Mes ten vienu metu galim susijungti ir architektai, ir inžinieriai, ir konstruktoriai, ir lauko projektuotojai. Ir viską matot labai tiksliai. Ir viską matom labai tiksliai, tą, ką sumodeliuojam, tą ir matom. Projektų suvaldymui, tai vat labai gera programa yra Dalux, kurią naudojam. Kaip jinai veikia? Joje talpinami visi tiek modeliai 3D, tiek brėžiniai, tiek visa komunikacija, grafikai ir taip toliau. Ir visi tiek statybų komanda, tiek projektuotojų komanda, tiek užsakovas gali vienu metu lengvai pasiekti visą informaciją. Tai mes ten ir dalinamės informaciją ir vieni kitiem užduotis teikiam, pastabas rašom, galim atsakinėti, komunikuoti, tai palengvina labai visą projekto valdymą, tiek iš projektavimo pusės, tiek iš statybų, nes visi matom vienoje vietoje, kas vyksta, kokie klausimai, kas išspręsta, kas neišspręsta. Tai yra oficialūs duomenys, kad 2030 metais ES truks daugiau kaip 2 milijonų inžinierių. Mes turime savo įmonėje pavyzdžių ne vieną ir kai žmogus gali padaryti pabaigęs universitetą su teisingom vertybėm, su teisingu požiūriu į darbą, gali padaryti karjerą nuo asistento iki statinio statybos vadovo, projektų vadovo, didžiausių projektų per 6-7 metus. Tai karjera nuo iki. Po 3-4 metų jūs gali vadovauti eiti kažkam departamentui, po metų dviejų, po 10 metų gali vadovauti įmonė. Mano pačio pavyzdys, aš po 11 metų nuo paprasto meistro tapau direktorių. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Elinga Šukienė, EIKA Construction personalo ir integruotos vadybos sistemos vadovė. Tai kas tada darys tos darbus, kuriuos darė tas žmogus, statybininkas, ar ne, tos sunkiausius darbus? Šiai dienai statybų sektorius gana stipriai auga ir tuo pačiu auga ir darbuotojų poreikis. Šiandien reikia specialistų. Specialistų, ar ne, būtent reikia? Specialistų, statybos darbų vadovų, statybos statinio vadovų, inžinierių, bet lygiai taip pat turime poreikį ir kvalifikuotų darbininkų, betonuotojų, mūrininkų. Bet kvalifikuotų ir vėl, ar ne? Tačiau yra svarbu ir darbuotojai, kurie dar tik pradeda karjeros savo kelią. Šiandien yra svarbi ne tik patirtis, bet labai svarbu ir darbuotojų požiūris, motyvacija, kiek jie nori mokytis, kiek nori prisimti atsakomybę ir tuomet gali augti. Tas žmogus, kuris pradeda nuo nulio, jis bet kokiu atveju dirbs tą sunkiausią darbą, ar ne? Jų reikia šiai dienai, bet perspektyvai reikia labiau kvalifikuotų specialistų, ar ne? Taip, tai būtent labai svarbu, kad
prisijungtų darbuotojai savo karjeros pradžioje, jau nuo praktikos ar tai asistento pozicijos, kad jie norėtų, kad jie uždavinėtų klausimus, mokytųsi, kartais ir klystų, ir iš klaidų mokytųsi. Ir būtent... Namą statant gal geriau. bet taip ateina patirtis. Tai labai svarbu noras, motyvacija ir tikrai tada yra suteikiama galimybė darbuotojams augti. Šiame sektoriuje augantį darbuotojų poreikį rodo ir tai, jog ši įmonė jau dabar ruošia patogias ir estetiškas patalpas, skirtas ne tik esamiems darbuotojams, bet ir būsimiems komandos nariams. Mitas paneigtas, kad statybų sektorius vien sunkus fizinis darbas. Keičiantis technologijoms, procesai lengvėja, tačiau norint augti, būtina nuolat mokytis. Žinau, dabar pasaulis labai mažėja, sakykime, būdamas gerų inžinierių panašiai, tu gali be problemų Europoje darbo rasti ir tai yra tikrai ateities specialybė ir tikrai kviečiu rinktis tą specialybę.